Viečiūnų seniūnija kartu su Viečiūnų kaimo bendruomenė Versmė, Viečiūnų pagrindinė mokykla, laisvalaikio salės darbuotojais ir Druskininkų šeimos paramos centru sekmadienį organizavo šeimos dieną Švęskime kartu. Šventinė programa prasidėjo nuo pat ankstyvo ryto. Viečiūnų pagrindinės mokyklos sporto salėje dėl Viečiūnų seniūno taurės rungėsi Leipalingio, Stračiūnų, Jovaišių ir Viečiūnų krepšinio komandos. Bendruomenės aikštėje organizuotos įvairios rungtys šeimoms. Mažųjų lenktynės dviratukais, vežimėlių slalomas, golfo varžybos, šachmatų turnyrai ir kitos. Antrais metais iš eilės yra organizuojama šeimos šventė, čia mūsų kaip ir tradicija tapusi ir labai džiaugiamės, kad kiekvienais metais susirenka iš tikrųjų nemažai šeimų, kurios labai aktyviai dalyvauja įvairiuose mūsų žaidimuose, koncertuoja. Džiaugiamės, kad jau šiais metais dar daugiau prikalbiname mūsų Viečiūnų pačių gyventojų žmonių, kurie šauniai stengiasi, kepė, virė, kibinus, pausultis. Tai tiesiog skatinam bendruomenės žmonės visus kuo aktyviau parduoti savo produkciją. Na ir tikimės, kad ši šventė nebus paskutinė ir kiekvienais metais mes ją organizuosim ir kviesim kuo daugiau žmonių, kuo daugiau šeimų, darnių šeimų, kurios dalyvauja mūsų šventėje. Šeimos šventėje Švęskime kartu dalyvavo ir Viečiūnų bendruomenės seniūnas Alvydas Varanis bei Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoja Kristina Miškinienė. Aš manau, kad šeimai didžiausia vertybė svarbiausia yra meilė, tiesiog darna šeimoje. Ir jeigu yra tos svarbiausios vertybės, meilė, tarpusavio supratimas, darna šeimoje, tai bent kur gera gyventi. O Viečiūnuose aš įsivaizduoju gerą gyventi dar todėl, kad tai yra maža bendruomenė, kuri turi šeimos paramos centrą. Kiekvienoje šeimoje būna ir labai gražių akimirkų, bet kartais gali būti ir sunkumų. Ir tada gali pasibelsti į šeimos paramos centro duris, paklausti patarimo, kitų žmonių patirties, pasimokyti, nes netaip paprasta išsaugoti šeimą. Tai yra taip pat didžiulis išbandymas, būna daug grėsmių, daug pavojų, bet nieko svarbesnio negu šeima nėra. Mes labai džiaugiamės, kad Viečiūnuose pas mus atvažiuoja gyventi nuolat, pastoviai vis daugiau šeimų, daugiau atsiranda vaikų, vyksta geras, malonus gyvenimas. Tai žodžiu, atsiranda Viečiūnuose naujų šeimų ir jiems svarbu yra tas šventės organizuoti. Be abejo, šeima yra svarbiausia. Pas mus momentas yra šeima, yra visų pagrindų pagrindas. Ir labai gerai, kad jauni žmonės suranda čia vietą, gali sėsliai gyventi. Nors nėra lengva šiai dienai, tačiau kažkaip įsikūrė, leidžia šaknis ir tai labai gera ir malonu. Dėl to mes galime pabūti ir pašvęsti. Viečiūnų bendruomenės šventėje buvo eksponuojami ir parduodami įvairūs bendruomenės narių dirbiniai, maisto patiekalai ir kitos gėrybės. Šventės dalyviai mėgavosi šviežiais spaustomis morkų sultimis, naminėmis bandelėmis, ekologiškais naminiais sūriais. Sūrius gaminam mes 3 rūšių, tai saldaus pieno, kepti su prieskoniais, su vaisiais ir varškės sūriai. Taip pat būna varškė, grietinė, kada vežam, pienas, rūgpienis. Tai šiandien yra jaunų šeimų šventė ir ypač vaikų. Ir kodėl yra vaikams svarbu valgyti tos pieno produktus? Tai ne vien tik tai vaikams svarbu valgyti pieno produktus. Šiaip pieno produktai tai sveika visiems ir mažam, ir dideliam, ir seniem, ir rauginti pieno produktai, ir jogurtai, ir sūris. Sveika visiems, ir kaulam, ir aplamai. Sveikas produktas, natūralus, be E. Tai jeigu Viečiūnų visa bendruomenė valgys jūsų sūrius, tai bus visi sveiki, gražūs ir laimingi. Aš manau tikrai, nes tai laimingų karvių pienas. Tai produktai tikrai sveiki, ekologiški, taip kad visiems skanaus. Mano draugė dar spaudžia šviežias sultis morkų. Jos teikia žmonėms labai daug vitaminų ir jos yra labai sveika. Ar skanus jos ragavai? Labai skanus ragau. Tai kiekvienam vaikui ir ne tik vaikui reikia jas gerti? Būtinai. Bent stiklinį dieną reikėtų. Po sportinių rungčių žiūrovai klausėsi koncerto Esame viena šeima, kuriame pasirodė Viečiūnų pagrindinės mokyklos mergaičių ansamblis, šokių kolektyvas Avilys,
Jaskonių jaunimas, Druskininkų atgimimo vidurinės mokyklos muzikos studija ir kiti. Šventės metu netrūko linksmybių ir šypsenų, juk svarbiausia ir brangiausia, ką mes visi turime, tai šeima.